Mano pagrindinė šiandienos žinutė yra dar ir apie mūsų energijos resursą. Einu į klubą, neminėkim pavadinimais, neminėkim tikraisiais vardais ir grįžti, ten atrodo, širdis to iššoks, energijos pliūpsnis, užsigeneruoji tiek svetimos energijos, tiek veiklos, veikimo, darimo, varimo ir tada, varai, atrodo, tą padarysi. Reziumė, trečiadienis, ketvirtadienis nebepaini savo kojo. Tai nėra normalu, tai tikrai nėra normalu. Balansas turi būti visame kame. Gerai, fainai, produktyvumas mums yra smagu, bet pagalvokime apie tai, kad kokia mūsų ta produktyvumo kaina. Jeigu užsikeliam savo energijos, varom tarsi linksmaisiais kalneliais į viršų, šaunam, o po to leistis reikia žemai. Tai balansuokit, stebėkit, skirstykitės darbus, neapsimkit per daug ir nenuvertinkit savęs, jeigu dar visko nepadarėt. Nes toj būsenai, kol mes esam to maksimum energijos, ypač po įvairių verslo susitikimų, kai atrodo padarysiu kalnus, nuversiu, mes esam maksimum energijoje. Ir tada, jeigu viską stengiasi padaryti tai, ką susimastai, saugiklius gali išmušti labai greitai. Tai balansas, tegul išlieka balansas visame kame. Yra pliūpsnis idėjų, išsirašyk ir mažai žingsnelį susiskaidyk taip, kad į dienotvarkę įsitrauktum dar ir ramų poilsį savo, laiką savo, truputį tiesiog nieko neveikimo, nieko nedarimo, laikas tyloj, laikas pasivaikščiojimui. Kad truputį jūs ne taip skaudžiai nužemintų iš tos aukštos užsikeltos energijos.